krikščioniškai tradicijai dalinimasis duona, valgymas yra matomas kaip reikšmingas šventimas, bendrystė, draugystė. Ir mes pradedam Alfa visada nuo pietų, nuo bendros pasivaišinimo. Jau filmuoja. Sveiki. Antras dublis. Dublis 3. Sveiki. Alio. Iš naujo. Dublis 4, 7, 47. Ok, susimanau čia konfliktai. Gerai. Alfa kursas tai galimybė atrasti gyvenimo prasmę. Sveiki. Alfa kursas. Paskutinis dabar tikrai. Galbūt. Prieš paskutinis. Šis kursas trunka tik 10 savaičių. Ir tai yra erdvė, kur mes galime užduoti klausimus apie gyvenimo prasmę. Apie krikščionybės esmę. Kas yra krikščionybė? Kas yra Jėzus? Ar jis iš tiesų gyveno? Ar Biblija yra patikimas dokumentas? Ar tai yra patikima knyga? Kaip melstis? Ar Dievas gydo šiandien? Alfa kursas kalba apie tai, kad krikščionybė yra lygiai tokia pat aktuali kaip ir prieš 2000 metų. Tos tiesos nepaseno, žmonės nepasikeitė. Aš labai gali žinoti, Alfa kursas yra. Kaip gerai čia buvo. Ne. O kodėl tu nustojai? Pradėjai vaikščioti, čia kažkur eina. Kaip aš gerai, čia buvo, šita dalis buvo tokia patirtis. Okay. Žiūrėjau. Šie klausimai visada buvo aktualūs žmonėms ir krikščionybė yra tokia pat aktuali kaip ir prieš 2000 metų. Atsako į labai gilius klausimus. Kai mes susirenkam kartu, tikrai niekas nepasijuokė iš jokio klausimo. Mes visi esame ieškojimo kelionėje ir norime pažinti Dievą. Jeigu tu esi ieškantis, tau tai yra aktualu šiandien, esi kviečiamas prisijungti prie šių kursų. O pailiustruoti, kas vyksta pačiame tame kurse, aš tiesiog norėčiau pasitelkdamas paprastus tokius virtuvinius arba maisto gaminimo ingredientus ir norėčiau tuo pailiustruoti. Pirmas dalykas, kai ateisi, ką mes darom, mes visi kartu valgome pietus. Krikščionims visada buvo labai aktualu ir svarbu susiburti kartu ir pavalgyti, bendraujant prie to paties stalo. Važiuojam toliau. Antra dalis yra mokymas. Tai yra būtent tos temos, apie kurias aš minėjau, mes jas kalbėsim ir aš pats mokysiuos, tam ruošiuosi, to labai esu kaip... Kartą, dublis 3. Ok, iš naujo. Varom. Trečioji dalis yra mūsų bendravimas kartu prie stalų, susėdus grupelėse, kur mes galim kartu ieškoti, diskutuoti, išklausyti, išgirsti kito nuomonę ir patys apmąstyti tai, ką girdėjome. Ir kaip miltai, tas mūsų bendravimas, jis iš tiesų mus visus sujungia, suriša. Ir dažnai tai būna tokie labai reikšmingi tie pokalbiai prie stalo kartu. Išbandyk Alfa. Iš naujo. Kartą.